Rekordinis laikas bus, bachūrai, pamatysit. Aš esu greitis. O, matai, pabai, taip, lėkiau ten, greitai ten. Kas lenktyniauja ir puošia gatves? BMW. Čių dramblio neužpušė. Tai tau... Svarbiausia gerai praleisti laiką. Žinoma. Svarbu, kad apuma. Aš kaip sakau, ne kiek rezultatas, kiek pastangos turi būti, žinai, taip visas procesas. Ruošiamės jau nuo praeito sezono galo. Turim rytoj lenktynės, Rink Challenge, Lietuvos ten čempionatas, 3 etapas. Taip, labas rytas, turim 3 nakties, mūsų ekipažas pradeda kelionę. $4:30 kryžkelnės. Tarararam. Štai toks mūsų traliukas. Traliukas tai yra mūsų bolidas, o traliukas čia, pakrauta. Šioperis. Šioperi kaip nuotaikos. Šioperi dzin. Varom kavytės. O, motorsportai. While somebody sleep, some preparing to race. Nu, orealis fantastiškai nuostabus. Ну чё, кенты? Мы приехали. Камеристai, sakau, emocijų pilna, podiumų simam, chebra važiuojam, o kameristų nėra. Labai malonu. Ну чё, пацаны? Varom parodysiu mūsų chebra važiuoja dabar. Aš suvažiavau, buvo techninių nesklandumų, bet su pačiais organizatoriais, ten su laikais, biškį užvėlavom valandą, bet šiaip viskas fantastiška. Sveiki. Ką čia veiksi? Ovidijus yra lunatikas, vakar einu miegot, 23:30 skambina, nori praliekti. Planavau čia būti vis tiek, bet dabar apsirengti. Kaip sekant? Gerai. Antras, ketvirtas bėgis dingo. Vėl? Aha. Jau kažkada buvo tokia problema. Buvo. Dingo ketvirtas bėgis. O šiaip, daug slidinėjau. Kai pirmą kartą dar nesuprantu, kas, kur, kaip, žinai. Tai dabar ką, dėsim vasarinės padangas ir žiūrėsim. Jų džiūna pabiškai ir pradėjo plaukėti su šitom padangom.
Su tom yra lievai važiuoti dabar, ne, kai nelyja. Jo, net matos, dyla jinai gumulais tai. Nu. Reikia jau čia ir man užsivesti, gal ne. Jo, aš manau. Pradės gal taip, ne? Staigiai. Manau, kad Per 10 minučių. nu, dar gali daug. Kokie įspūdžiai po pirmo važiavimo papasakok? Dar nesuprantu. Dar nesupratau, kas yra šlapia danga, bet po biškį, po truputį pratinus. Kol kas time atakė antras esu. Tiksliai nežinau, kiek atsilikau nuo pirmos vietos, bet nu, yra kur pasitempti. Taip sakant, laikus paskui susižiūrėsim, dabar dirbam, vyrai, dirbam. Nėra kada. Startas yra 12:10, dabar mes turim 11:30. Komandos kapitonas turi priimti sprendimą, ar keičiame vasarinas ar ne. Ir kada tai darom. Ar dar laukiam ir tempiam iki paskutinių. Pradedam keisti be 10-12 pasižiūrėję, kad yra visai neblogas svaras. Ar keičiam iš karto ir nesukam kiaušį. Nežinau, žiūrint į visą patvoką, kaip kas keičias, gal pabandom, gal rizikuojam. Komandos kapitonas pasakė, reiškia, reikia taip ir daryti. Tai įmonės darbu, ne? Tai dirbam vyrai. Dabar pamatysite eteryje padangų keitimą. Pilotas ilsisi? Aš jo, man. Dravliukas keičiam. Kažkada turi vykti pirmas kartas. Palauk, dramblys dabar įnirtingai kažką ieško. Ai, ratą. Tai neskubėkit, vyrai, tiek dar turim tą laiko. Atsipūskit biškį. Kodėl neskubėkit? Kodėl? Nu. Arba jo, gal jūs kai formulę treniruojatės. Dramblys net nebešneka. Supranti? Ką šnekėsi čia? Čia nėra ką šnekėti. Dirbti reikia, vyrai, dirbti. Oi, kaip džiugina ta saulytė. Numatome, kad bus labai geras prognozės. Todėl jom ir ruošiamės. Senatvė šiek tiek nudaryta kokį. Sėkmės! O, teikit, vyrai! Imkit mane ir prisiekit. Oi, kokios švelnės jūsų rankos ir tie prisilietimai. Tokie malonus. Nu kaip, blogai? Įspaustas. Čiurkšt. Rankite mane. Aš esu greitis. Aš esu greitis. Kas tu esi? Aš esu greitis. Kas tu? Greitis, bre. Na, čia viską padarė SS Performance. Evaldas, kitaip vadino Šarnyras, labai maladėts bičas. Viską labai gerai daro, mums tinka ir patinka. Kas dedasi tavo galvo prieš FK, startą? Pasakyk. FK tikrai žiūrės šitą videką. Ką dar norit? Kas dedasi elektrininko galvoje prieš startą? A, visokie šūdai. Nieko rimta iš tikrųjų. Nieko rimta. Viskas prasideda, kai atsistoji prie starto linijos. O čia tai? Nu viskas, mes į motorių už minutės. A gal dar neuždaryti, kad vedintųsi?
sekundės. Ant 8 ir 9 sekundžių geriau. Važiavote. Minutė 3:07. Minutė 3:07. Davai. Kaip padangėlės pašilo? Labai gerai, ne? Ką sako? Liuks. Su baime, bet gerai, sako. Po kol kas rizika teisinasi. Turi omeny padangų keitimą? Kaip? Turi omeny padangų keitimą? Taip. Kol lietaus neturim, tol teisinas. Laikas pagerėjo 9 sekundėm. Rekordinis laikas bus, bachūrai, pamatysit. Su kiekvienu ratu vis geriau ir geriau. O laiko sočiai. Time attack varžybų principas yra pademonstruoti kuo greitesnį ratą. Nesvarbu, kiek tu varžovą aplenksi, bet svarbiausia yra pademonstruoti kuo greičiausią ratą. Dabar Vytuko laikas yra minutė 36,7 ir jis dabar yra savo grupės važiavime 4 vietoje. Visai neblogai. Viskas liuks, vyksta, rizika pasiteisino, turėjom geras, kiek mes čia, 12 minučių gerų važiavimų, kur pavyko parodyti gerą rezultatą. Po pirmo važiavimo, aišku, per lietų, bene 11 sekundžių pavyko pagerinti, tai yra labai gerai. Ir nieko, bandom dar paskutinį gazą išspausti iš to, kol neprasidėjo lietus. Kiek liko dar laiko? Turim dar 7 minutės. Biškį slidinėti mašiną, tai nusprendėm, kol dar yra šiek tiek laiko, nuleisti slėgį ir tuo pačiu patikrinsim, ar visi ratai tinkamai priveršti. Dar liks laiko vienam ratui? Dar liks vienam ratui, taip. Mindė! Все, lekia minutė 20.
prašytus čia stoti. O, bliamba, vos avarijos nebuvo. Gali pravažiuoti, žinai, matysis iš vaizdo. Sakė, parlėkė. Ir kaip laikas? Super, liuks. Yes, Vytas šaukė, yeah. Tai žodžiu, rezumė antro važiavimo. Pagerinam laiką per 14 sekundžių. Pirmą važiavimą geriausias ratas buvo minutė kem 7, aišku, per lietų, kitos padangos. Šitas važiavimas gavosi minutė 33. Liuks. Kelintas grupiai. Savo važiavime liko 7 vietoj, bet labai skirtingos mašinos, skirtingi modeliai čia yra. Taip, palei grupę nelabai galima vertinti. Reikės ten giliau pažiūrėti, palei jo grinai grupę. Nu ką gero? Yeah, baby! Šilta čia pas save, biškį. Labai karšta čia yra. Visas šlapias. 1.33 laikas. 1.33 laikas. Labai man patiko visas važiavimas, viskas buvo super, aфиgenai. Trasa vietom pradžiūlus, vietom ne. Labai įdomiai. Kaip planuoja. Tai va, galime pravažiuoti į palapinę. Kilai, tai tikrai 2-3 tai tiksliai. Bet tai kiek? 14. Nu, sausą trasą. Jo. O, matai, pabūti, taip, lėkiau ten, greitai ten. Žiauriai patiko, faidai. Net neturiu ką papasakot, karočiui. Draugam pravažiuoti. Norit sėskit? Jeigu tu failį. Sėskit, prašom. Jeigu padaro geresnį laiką, ne? Tegu pasiskolinti. Ant su to prasiliek. Žiauriai šlapęs esu, jaučiuosi visų ten. Pradrėkęs. O šiaip rimtai kaip ką? Ne, šiaip rimtai, tai tikrai žiauriai fainai, žiauriai jaučiasi normalios padangos, labai gerai jaučiasi turbos gale, sukibimas yra, turbina veikia, aišku, ta vietom sausa, vietom šlapia trasa neduoda to tokio labai didelio pasitikėjimo savim. Tai jeigu spėkit, kas būtų, jeigu būtų visiškai sausa trasa. Keli Lambert pasitikėtų, ko būtų gėdas pasidaryti. Aha. Dalį turiu klausimą apie jūsų kepurį, iš kur toks grožis? O čia man vyresnysis sūnus padarė. Į lenktynės. Linkėjimus gal norite? Linkėjimukai faktas visiems mano vaikam. Ir dideliem, ir mažiem, ir visokiem kitiem. Laikom, pažiūrėk, ko. Papasakok. Paldensą šokam. Kas buvo, karočiui, bijo gūsis, kai šutino, trasą neišlėkė palapinę, tai dabar sėdžiu saugau. O bakurai darbuojasi. Surinkinė, jo paparė, su visom, va, pažiūrėk, pafilmuok, su visom padangom, su visko į orą išnešė. Žiūrėk, pamandėjai.
čia mūsų klientas Kipce. Aš mėgstu mažas japoniškas mašinas. Iš Amerikos. Taip, viskas gerai. Aš tave vežuosi į Rink Challenge'o paradą. Čia susirinks visi lenktyniniai bolidai ir važiuos 2 garbės ratus. Vyks fotosesija. Ir šiaip toks malonus dalykėlis. Čia yra Ugnė. Ji yra Rink Challenge'o organizatorė. Tai aplenkė šitą mergiotę tavęs? Jo. Būtina šitą sakyk garsiai, jo. Tai moteris buvo greitesnė vis dėlto trasoje už tave tamstą. Aš atvariau pasilinksmę. Žiūriu, va, karočiui, kaip reikia važiuoti ir kaip reikia nesusiplak. Jo. Oik. Važiuos, sako, prigreideriavo vienas, nematei? Na, tai o čia jo ir bus. Taip, prisėmė su lopetelę. Aiškimas. Labai kalnuota tokia trasa, sakyčiau. Jo, čia yra įdomi. Nürnbergas. Čia lėki ir nematai, kur turi išeit. Jau realiai sukiai iš įpratimo tik tai. Ir vėl nuokalnė. Laikausi, kad nenupūstų. Kas lenktyniauja ir puošia gatves? BMW. Kas tuninguotas ir traukia panas? BMW. Krakštutė, tu mano, I love you, amžinai būsi mano, BMW. Kai pradės reikiuotis į statinį gridą, turėsime vieną formavimą, vieną apšinimo ratą, jeigu mes neapgaunam oro žinios, darbas išiko.
Ar matot, koks orelis? Baisu. O žinot, kas dar baisiau? Važiuoti. Saugus. Svarbiausia saugumas. Ką? Svarbiausia saugumas. Bet čia tai jo. Šiaip smarkus vėjas, gūsiais tokiais visų palapinės išlaužė, tai visi dabar pakojas, varžybos sustabdytos. Net nuvirto įvažiavimo arką metalinę, matei? Taip, taip. Baisu. Tai visi, kiek mačiau, grįžta į pitus. Negaliu teikti, bet manyčiau, gali būti sustabdytas varžybas jau šiandienos. Gaila. Būtų buvę visai įdomu dar paskutinį važiavimą pamatyti. Vytauto. Nu nieko, karočią uždarė dabar lenktynės su raudona vėliava, visus suvarė namo. Ir nežinau, ką daryti, ar rengtis, nesirengti, ar duos dar pavažiuoti, ar neduos. Gal namo važiuok jau? Nu da, biški, pavaryčiau dar. Dėl praktikos taškų. Nu nežinau, pažiūrėsim dar viską eigoje. Labai dabar šiltai gerai sėdžiu, kol jūs ten šalat. Tai... Mums tai šalta žiauriai. Kas buvo? Čių dramblio neužmušė. Ei. Dramblys laikė, tie paleido kaip jis per černas. O dabar taip, mūsų komandos vadovo paliepimu mes nutraukime savo lenktynės, nes čia neaišku, kada dar važiuosim. O būtų likę tam kokias dar tik tai 5-6 minutės važiavimo, tai, kaip sakant, šiai dienai užteks. Laikas asmeniškai man yra geras. Geriausias? Ne, nėra geriausias trasoje. Man asmeniškai prie tokių oro sąlygų yra labai geras. Viską matei? Kitiem gal ne, jo, mačiau, davė per kepurę. Nu ir vienu žodžiu, labai patiko šį kartą man šitą mano mašiną, viskas buvo labai tvarkingai suriktavota ir traukė, ir lipo, ir nesvarbu, ar buvo pusšlapiai, pussausiai, viskas, va, iš mašinos pusės viskas gerai. Dabar tik tai vairuotojui reikia praktikos ir viskas bus. Šiaip tai fainai visai, ką? Šiaip visai fainai, šiaip tikrai visai fainai. Yeah! Tai va šitaip šiandien užbaigsime varžybėlės, kaip nuotaikos. Pradėjom! Yeah! Viskas einam rengtis. Ha ha ha.